Jei visą gyvenimą gyvenai nemylėdamas savęs, tai bus labai nelengva, nes neturi jokių įpročių, kaip gyventi mylint save. Ir dėl to žmonės pradeda daryti kažkokius tai žingsnius meilę sau link, tik tai tada, kai jie jau, kaip sakoma, pasiekia dugną. O dugnas gali būti rimta liga. Pavyzdžiui, žmonės, kurie jau suserga, sakysim, vėžiu, jie labai pamasto, kaip čia reikėtų vis dėlto tą gyvenimą gyventi laimingiau, daugiau sau duodant. Skyrybos dažnai paskatina žmonės susirūpinti savimi, ko jie iš tikrųjų nori gyvenime. Vidurio amžiaus krizė yra toksai laikas, kai vaikai išvažiuoja iš namų, užauga ir staiga motina suranda, kad jinai nebežino, ką jai gyvenime daugiau veikti ir kad mylėti savęs jinai visai nemoka. Na, bet kartais yra atostogos arba itin gera patirtis, irgi žmonės paskatina mylėti save. Pavyzdžiui, žmogus išvažiuoja kur nors į Europą ir mato, kaip užsieniečiai puikiai myli save ir kaip jie gerai gyvena. Taigi, tada žmogus pradeda mylėti save ir ko jisai pirmiausia galėtų imtis. Jisai visų pirma turėtų, pajausti, kad jisai visiškai nemoka, neturi patirties kažką sau duoti ir būtent tada ta meilė sau turi tapti svarbiausių dalykų gyvenime. Kitaip niekada jam neliks laiko. Jeigu bandysi save mylėti kiekvieną dieną po 15 minučių arba po pusvalandį, tai kažkur tai dings tos pusvalandis. Darbų sąrašiais atsidurs gale. Taigi jis turi viską atidėti į šalį, kaip ir koks nors alkoholikas metęs gerti, jisai turi viską atidėti į šalį, jis turi pradėti gyventi naują gyvenimą. Ir iš tiesų tą naują gyvenimą pradėti gyventi yra šiek tiek baisoka, nes staiga paaiškėja, kad tas gyvenimas darosi nenumatytai kitoks, kad kai pradedi jausti tą skonį, meilę savo, to tikro gyvenimo, tai tada paaiškėja, kad reikia ir tą pakeisti, ir aną pakeisti, ir daug ką tu galvoji, kad yra gerai, irgi yra negerai. Na, o jeigu grįžtant prie konkretybių, tai visų pirma reikia atlaisvinti laiko. Nebus jokios meilės savo, jeigu tam nebus, bent keletos valandų per dieną, o greičiau dar daugiau. Taip pat tam reikia atlaisvinti pinigų. Vėlgi, labai svarbus dalykas, kam reikalingi pinigai. Na, pavyzdžiui, labai reikėtų pagalvoti, kas jums padėtų greičiau išmokti mylėti save arba daugiau sau duoti. Ir tada paaiškės, kad, greičiausiai tai yra specialistai, ar tai psichologai, ar tai dvasininkai, ar tai coacheriai. Ir ten reikia jau užsimokėti už visas šitas paslaugas, net už elementarų masažą, kuris labai akivaizdi meilė savo forma, irgi reikia užsimokėti, reiškia pinigų reikės. Taip pat kartais reikia rimtai pakovoti su kažkuo, tai nežinau, su darbdaviu, kuris galbūt iš tavęs išgręžia viską, ką gali, arba su kokiu partneriu ar kaimynu, galbūt teks net policiją įtraukti ar teisininkus, kad atsirastų galimybė mylėti save. Tai tokie žingsniai labai pirmin. Na, pavyzdžiui, ką gali moteriškė, kurią muša vyras, nuo ko prasidės meilė savo? Nuo policijos. Na, o jeigu jau vis dėlto žmogus apsisprendė, kad tikrai to užsiims, tikrai tą pradės daryti, tai, manau, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo dviejų dalykų. Nuo paties paprasčiausio dalyko, tai nuo savo fizinių poreikių. Gerai paklausti, įsigilinti save, ar tikrai aš valgau tai, ką norėčiau valgyti, kas yra geriausia man, ar tikrai aš pakankamai pailsiu. Čia tokių žmonių, manau, tikrai nedaug Lietuvoje yra. Ir ar aš pajudu tiek, kiek reikia mano organizmui. Tai pirmiausia, atstatyti organizmą. Pats bazinis paprasčiausias lygis. O antras dalykas, reikia susidaryti norų sąrašą. Reikia paklausti savęs, ko aš noriu iš tikrųjų, apie ką aš svajoju, kas mano širdį pajudina ir jau turint tą sąrašą galima eiti į priekį.